guys, ką jūs darot šiandien daryti? Gerai, makaronai. Pirmas klausimas. Kas nutiko su sena sofa? Ir antras klausimas. Ką daryti? Makaronai, kas nutiko su sofa? Mes turėjom kitą. Aš pats nežinau, paklausiu Vilniaus. Vilniau! Ateik čia. Čiais, makaronai, tu esi garsesnis už mane, kai rėki. Gerai, jau gerai. Aš pakeičiau sofą ir pardaviau kitą, nes šitą geresnę. Nes šitą sofą geresnę, nes ji ruda kaip aš. Ir jūs esat raudoni, tai va, jums telefonas bus raudonas, tai jūsų simbolis. Ir sofa aš rudas, tai šitą geresnę, nes pardaviau kitą. Nereikuk ir vėl taip namuose, what the hell. Makaronai, man skauda ausis, kaip tu rėki garsiai. Aš savęs negirdžiu, nes aš neturiu ausų. Tai, guys, ką jūs norite šiandien daryti iš tikrųjų? Aš nežinau. Padėkit, kas nutiko? Nežinau. O kur pultas? Jis gal pačia nukrito. Tiek to. Aš, makaronai, iš tikrųjų šiandien nenoriu būti čia. Ne, tu būsi su manim. Jo, bet labai keistai elgiasi. Guys, kur jūs dingot? Jūs tiesiog įsėjote į sofą. Einu čia. Guys, kur mes esam? Mes atrodome po sofos. Pala, mes sustrigom ir vėl. Po sofą, bet naujoj. Jo, praeitą kartą mes sustrigom toj kitoj sofai, dabar sustrigom šitoj sofai. Kas čia vyksta? Taip, ir kodėl čia tiek daug tų centų? Šitą sofą nauja, sakė Vilnius. Ir kas čia yra? Atrodo, tie žmonės, kai statė šitą sofą, jie turėjo kažką čia padaryti, jie padėjo šitą tiesiog. Žiūrėkit, pultas. Jo, čia yra pultas. Geras. Pala, o kaip čia yra šviesos? Man atrodo, per sofos tos įplyšimus matosi. Tai, gal, sakykim, padėk mums kažkas turi. Padėkit. Help us, mother. Tavo mama nepadės tau. Gal aš turiu mamas, ne kaip jūs du. Mano mama mirė. Jo, ir aš nežinau, kur mano mama. Dar nepaklausiau savo tėčio. Būtų gera video idėja. Ar ne? Su ko tu šneki, makaronai? Tiesiog sakykim, padėkim. Padėkit. Padėkit mums, prašau. Ar kažkas ten yra? Padėkit mums. Ką mes čia darysim? Čia nieko nėra valgyt. Man atrodo, mes turėsim valgyti centus. Arba vieną kitą. Suvalgykit mane pirmą. Aš ir taip neišgyvensiu čia. Gerai. Čarli, visai... ką šiandien darysim? Nežinau. Pažiūrėkim gal žinias. Kur pultas? Nežinau, bet aš turiu ekstra. Aš turiu grinai tą pačią kopiją. Aš turiu 2 tokius pačius pultus. Ir dar vieną kitam televizoriui namuose. Aš turiu ekstra, tai mums bus gerai. Gerai, pažiūrėkim žinias. Pip. Per žinias. 3 berniukai vardu Makaronas, Aurinas ir Gintaras. Jie pradingo ir niekas jų nesurado. Tai jei jūs galite surasti, prašau pakvieskite, jų tėvai labai nerimauja. Makaronai, mano sūnelė, kur tu pradingai? Kas nutiko, Maka? Makaronas pradingo. Tu matai žinias ką tik. Aš jis girdėjau, jūs labai garsiai televizorių įsijungėt. Įdomu, kur jie galėtų būti. Jo, įdomu, kur jie galėtų būti, dude. Jo. Makaronai, aš nebegaliu čia būti. Man jau bloga, nes suvalgėm visus centus ir gintarą. Jo, aš nežinau, kad drakonai tokie skanus. Paskui suvalgysiu ir vėl. Drakonus, kai išeisim. Manau, kad išeisim. Pala.
O mes kažkada bandėm tiesiog atidaryti į viršų, va tiesiog pajudinti ir išeiti. Mes tiesiog suvalgėm savo draugą dėl nieko. Pagaliau išėjau iš sofos. Kas čia buvo? Ištrikau. Oras koks geras, aš myliu orą dabar. Makaronai, kur tu buvai? Kur tu buvai? Aš buvau savaitę užstrigęs sofoje ir nežinau, kol kvėpuoju, taip nebuvo taip sunku atidaryti. Mes visai durni buvom ir suvalgėm gintarą, nes neturėjom ką valgyti ir centus, tik ne pultas neskanus. Pultas dar paten, kas čia, nieko. Tai mes tiesiog buvom ten ir mes buvom durni ir neatidarėm tiesiog, mes tiesiog ten sėdėjom ir galvom įstrigom. Nes praeitą kartą mes užstrigom ant tos senos sofos, na šitą naują, tai mes užstrigom ten ir pabandėm jau tą, man atrodo, tai mes galvom, kad šį kartą neveiks ir vėl. Gerai, čia einam prie kitos sofos, jie durni. Ja. Nu gerai tave turėti. Makaronai, kur mūsų sūnus yra gintaras?